Šiandien mes vertinsime eglutes. Ir pirmoji eglutė, kurią mes turime, yra Alytaus. Alytaus eglutė, na, ką žinau, tokia basic atrodo, nežinau. Nieko labai nesiskirianti. Tiesiog tokia basicas. Kur dedam? Į ne kažką? Viduriuk. Nu gerai. Per kiek eglučių šiais metais ir kurios tiesiog geltonom gėlėnom pasidabinę. Pavyzdžiui, anykščiai. Nu kodėl jūs visur geltonas? Jie kažkokį kubą, aišku, uždėjo aplinkui, bet... Tau galiu pakomentuoti vienas dalykas. Dėl papuola į šitą lygį ne kažką. Vien dėl to, nes čia vien geltonos spalvos ir nesimato visokių kitų žaisliukų. Aš blemba, esu vaikas, man reikia žaisliukų, man reikia spalvų. Eikit šiekti, iš visą šį baisų dėsiu geltonas, jeigu tas lygiai tas pats, kur čia Šiaulių mėtos, irgi eikit čia. Klaipėda, eikit čia. Kretinga, eikit čia. Mažeikiai, mažeikiai, labai gražiai atrodo iš arti. Ten pas juos tokį žibintą ir taip toliau. Mažeikius tikrai dėčiau į beleką. Druskininkai. Jie tiesiog paėmė ir uždėjau karūną ant eglės. Gerai, dėlminė kažką. Elektrinai, tokia įdomesnė gal, baltos lemputės, nu bet vis tiek, nu, nesiekia kažko monstriško. Ignalina, čia yra raudonų kažkokių žaisliukų gražių. Matosi žaisliukai į beleką. Vo, beleką, viskas dedam. Širvintos, next level. Širvintos, vapšė, nežinau iš kur pinigų tie gavo, tie kosmosą padarė, tiesiog karalystė ir ten įdėjo eglę raktų ant jos prikabino pilių. Next level yra Širvintų egliai, labiausiai pramušė. Kaunas, eikit šiekti iš viso Kaunas, aš nesuprantu, kas čia per nesąmonė. Man iš visos geltonos eglutės, kurios yra man jos nepatinka, kur yra Vilnius. Aš jį irgi čia įmesiu. Vilnius irgi yra negerai. Visus geltonos eglutės vieni iš kitų kopinat. Kaune plunksnų prinešė, kokį jūs balandį ten auginat, lazdijai. Žiūrėk, čia blemba visokių gražių. Nepagauna meno tiek per vidurių. Nepagauni meno? Aš ją norėčiau čia įdėti. Kažkas įdomesnio. Žinai, kaip yra grybai ir grybų tie kotai. Kodėl man taip, nu ne kotai, nu viršus grybo kepurėlė. Žodžiu, čia daug galima fantazijos pridėti šitus. Marijampolė, dovanos. Dovanos šiaip visai bayeris yra, bet, net sakyčiau, šiek tiek per basic yra. Aš tau šviesiai pasakysiu Marijampolės eglutė. Na, yra gal dovanos ir yra pats potencialus, bet eglė tikrai ne. Bumt, į baisu įmesim Marijampolę, viskas. Palanga. Bet Palanga kažką originalaus sugalvojo, aš manau galima ją įmesti į viduriuką. Panevėžys bent jau nenuvirtus eglutė, baisu. Pasvalys, ką žinau, tokio gelsvos lemputė iš tokios įdomios, gal ne kažką, sakyčiau. Toliau turim Tauragę. Čia yra belekiek spalvotų lempučių. Čia irgi dėsim į labai gražiai šviečiančias. Gražiai šviečia. Nes aš pagrindę ką aš vertinu, arba originalumą kažkokį, kažką naujoviško, arba tiesiog lempučių skaičių. Man spalvos patinka. Kuo daugiau įvairių visokių spalvų, tuo jūs didesnį šansą turite ir listą, manau, laimėti. Pakalbam toliau apie Telšių einantį projektą, eglutę. Tik visų pirma, čia nėra eglutė, čia yra kažką. Čia, man atrodo, net nėra jų pagrindinė eglutė. Nu, bet, tipo, ją reikia vertinti. Tiesiog meška vaiko eglutė. Čia originalu. Čia negražiai šviečia, bet čia prie beleką galima dėti. Čia visai not bet, sakyčiau, idėja. Idėja nebloga, bet įgyveninta prastai. Vėliau turim Uteną, kuris tiesiog nukopino tą suknelę, įvilkų į suknelę. Ne kažką, bet vis tiek geriau negu visos geltonos eglutės tiesiog. Vilnius kiek jau turėjau metų tą savo skraistę aplinkui viską, 3 ar kiek metų iš eilės. Ir tų metų Vilniaus tortas, va ten tai buvo bayeris. Turim Šventąją. Čia, ką žinau, tokį visai gal įdomu tekstūra per viduriuką. Jo, nu ir pabaigai, ką mes turim. Molėtus, du rombus, aš nesuprantu, kas čia. Kas čia iš vis per meno išraiška. Eglutės, man atrodo, jos yra per vidurį ten kažkaip net neapšviestos. Arba aš jų nematau, arba aš matau tik du rombus. Čia yra tragedija tiesiog. Aš nesuprantu, ką molėtai norėjau pasakyti su šitu, bet tiesiog tragedija. Ok, tai man asmeniškai pati gražiausia yra Širvintų, ir tada eina Tauragės ir tada Telšių. Mano toks top 3. Jūs komentaruose galite parašyti savo terlistą, savo nuomonę, kuri jums yra eglutė gražiausia, arba galbūt kurios neįtraukiam čia. Na, o šiandien sakom ate ir iki kito karto čia galite pažiūrėti šonę videką kokį nors.